Sveiki visi. Sėdžiu aš tradiciškai šiltnamiukyje ir galvoju pas metas pasišnekėti su jumis. Senai matyti, senai girdėti. Laikas grįžti, laikas pradėti sezoną, laikas daryti video. Šiltnamiukyje yra begalė darbų ir kieme. Šitą seriją to nedarysim, paliksim šitą kitai. Šitą seriją apie kažką paprasčiau pašnekėsim apie NPK, nes iš tikrųjų informacijos, matau, yra pateikta labai mažai. Žmonės rašo, klausia, dažniausiai atrašinėjau žmonėm laiškais tą patį, tai pagalvojau, kad galima būtų tiesiog padaryti apie tos NPK trumpą video, papasakoti, kas, kur, kodėl, kas tos NPK, ką jis daro, ką tai reiškia. Nes iš tikrųjų daug žmonių nežino, parduotuvėse sako, kad niekas nieko neaiškina, paduoda, va čia šitą imkit ir žinot, tinkit iš akių, treškit jūs kaip norit, va NPK, va jums viskas tuo ir pasakyta. Tai truputį pakalbėsim apie tai. Taigi NPK. NPK yra cheminiai elementai. Tai yra azotas, fosforas ir kalis. N yra azotas, P yra fosforas, K yra kalis. Ir tai yra makro vadinami elementai. Tai yra makro elementai, tai yra elementai, kurių augalai naudoja daugiausiai augdami. Aš sakyčiau, kad galima būtų prilyginti, kaip kad mes valgom sumuštinį su batonas, sviestas ir dešra. Tai batonas šiuo atveju yra azotas, sviestas šiuo atveju yra fosforas ir kalis šiuo atveju yra mėsytė. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad augalai, kol jie auga, jie daugiausiai sunaudoja azoto. Azotas tai yra, sakykit, medžiaga, elementas, kuris padeda augalams augti, padeda baltymų sintezį, baltymus visus savo gamintis, iš kurių jis daro visus augimo procesus ir panašiai. Fosforas yra žiauriai svarbus augalų šaknų sistemai ir žiedų sistemai. Tokie viršus yra pačia tokia, nesusiję, bet labai susiję. Fosforas padeda kurti stipriai šaknų sistemai, taigi jūs pastebėsit jau su šita žinia, kad jeigu jūs perkat kažkokias trąšas, kur skirtos šaknydymuisi, ten būna daug fosforo labai. Dažniausiai būna daug fosforo arba ten yra įdėta belekas. Nes dažniausiai, jeigu jūs atkreipsite dėmesį, tai jeigu kažkas skirtas šaknim, pavyzdžiui, sezono startas, ten yra panašiai kažkam, kas turi šaknis turėti, kas vystytis šaknis. Taip, ne visi augalai sezono pradžiai vystosi šaknis, kai kurie augalai turi jau stiprias šaknis. Bet tokiu atveju to fosforo daug nereikia. Taip, atsakysiu savo. Taip. Tai va, fosforas, stiprios šaknis, stiprių šaknų vystymaisis, dėl to trąšos pavasarinės dažnai būna su daug fosforo. Bet vėlgi, ne visada augalam reikia, kadangi turi stiprios šaknis. Einam toliau. Kalis. Kalis tai yra elementas, kuris atsakingas už augalų pernašą. Tai yra, kas vyksta viduj, visos skysčiai ir panašiai. Tai jis yra žiauriai svarbus vaisių vystymuisi. Vaisių, daržovių, visi, ką augalas augina kaip savo vaisių. Nes jam labai reikia daug maisto medžiagų, kad jis perneštų vandenį, kad spalvotųsi, kad noktų. Tam išnaudojama žiauriai daug kalio. Dėl to trąšos, aš kaip tik žinau, kad filmavau labai daug apie trąšas, sakykime, Polfit 12-12-36 kalio. Iš tiesų daug kalio. Jos yra skirtos agurkam, valiūgam, netgi arbūzam, nes jiem azoto reikia daug, jie turi daug žalios masės, dėl to 12. Bet kalio reikia įspūdingai daug, dėl to yra 36. Aišku, jeigu ten kalbama apie Polfit 90-38, 38 iš viso daug yra kalio, nes, pavyzdžiui, pomidoram, paprikom, braškėm irgi reikia žiauriai daug kalio. Nes tai yra gražus vaisiai, raudoni, jiems reikia nusispalvoti, jų daug veda labai šitie augalai. Tai va, tai NPK, trumpai taip tariant, trumpai aptarus, tai yra azotas, fosforas ir kalis. Tai yra 3, sakykime, svarbiausi elementai, kurie yra augalui reikalingiausi. Tačiau aš dar prieš tų pridėčiau kalcį. Jau kalcis jau iš mano pusės jau turbūt yra atsibodus tema, ant kiek pastoviai aš burbu, kad reikia augalam daug kalcio labai. Nes darbė su profesionalais, tai profesionalai žino, kada sudarinėjimos jam tręšimo sistemos, tai jie mato, kad kalcio augalai sunaudoja praktiškai net daugiau kartais negu NPK trąšų, ant kiek jiems stipriai reikia to kalcio, kad jie augtų.
Bet NPK trąšos, jeigu mes kalbame apie NPK trąšas, tai azotas, fosforas ir kalis. Vienas skirtas žaliai masiai augimui, kitas šaknim ir žiedams sudaryti, ir kitas jau vaisiam mėgsti. Tai jau einam toliau, jau pasigilinsim toliau. Aš manau, padarysim visas serijas, kada kalbėsim apie kitus elementus. Papasakosiu apie kalcį, ką tas kalcis tokias svarbus daro, apie magnį, ką tas magnis daro, kaip ir mums žinot, augant reikia magnio, taip ir augalam reikia magnio ir ką jis daro. Cinkas, boras, ten panašiai. Čia jau galėsim pasigilinti. Nes aš nebuvau tikras, kad šitą temą taip įdomu, bet laiškų gaunu iš tiesų daug iš jūsų. Ir galvoju, kad tas temas mes plėsim, plėtosim, bendrausim, darysim video. Taip sakant, sugrįšim. Ir manau, visiems bus smagu, visiems bus linksma. Tai va, nežinau, ar kažko nepaminėjau NPK, tema nėra plati. Tema nėra plati, galim dar trumpai pašnekėti apie NPK trąšas. NPK trąšos dažnai yra bazė, ypač mėgėjų rinkui. Tai yra bazė. Mes savo trąšas yra taip parinkę, mes parinkę pagal profesionalus. Tai yra kokią bazę duoda profesionalams. Pavyzdžiui, 9038 yra dažniausiai NPK, tai yra bazė, ką duoda profesionalams pomidorų, paprikų, braškių auginimui. Tai yra bazė. Ką tai reiškia? Ką reiškia tas mano pastoviai kartojimo žodis bazė? Tai reiškia, kad jis, kaip ir mes suvalgytume, pastoviai valgytumėte savo sumuštinį, tai yra bulkas, sviestas, dešrytė, bet mes negaunam nieko kito. Taip? Mes iš to galim gyventi, tikrai galim gyventi. Bet ar mes gerai gyvensim, tai va čia kitas yra klausimas. Tada tai tose NPK trąšose būna dadėto viso kito. Būna dėta magnio, būna dėta mikroelementos, pats kaip jum jau jūsų muštinio uždėtų salotas, uždėtų agurko, uždėtų ten prieskonių, ko tik norit, ką tik sugalvosit. Jau taip? Tai va. Tada jau gyvenam jau turtingiau, jau gyvenam geriau. Tai va, NPK yra bazė. Tai yra 3 pagrindiniai elementai, kad tas augalas tiesiog išgyventų. O kaip išsirinkti NPK trąšas? Tai čia dėja reikia pasitikėti pardavėjų. Mes, kaip minėjau, jas parinkę esam pagal profesionalų rinką. Tai yra gamintojai, patys trąšų gamintojai, kurie kuria trąšas būtent profesionalų rinkai, kokią bazę siūlo kokiem augalams. Jie yra jau patikrinę pagal tyrimus. Ir tada, aišku, kada naudoji bazę, jau reikia stebėti augalus. Reikia stebėti augalus, ar jie gerai auga, ar jiem nieko netrūks, ar jau ką dadėti kažko. Nes juose yra ir mikroelementai, ir makroelementai, viskas juose yra. Tačiau labai priklauso nuo dirvos. Taip? Jeigu dirvui labai trūksta magnio, tada sezono eigoje, kad ir to trąšose yra magnio, vis tiek teks dadėti biškį magnio. Taip? Tai va. Tai sakyčiau tiek apie tas trąšas. Tas video pirminis yra labai trumpas, labai paprastas. Aš manau, daugiau norėjau pasisakyti, kad grįžtam daryti video. Grįžtam daryti, nes aš negalvojau, kad ta sodo tema tokia įdomi, bet laiškų gaunu pakankamai daug. Susidomėjimas yra. Ir man pakankamai smagu su jumis bendrauti. Bendrauju pagrindę su profesionalais, bet su mėgėjais visada yra mano širdis. Man visas smagiausias su jumis yra bendrauti. Jūsų klausimai patikėkit, visai yra patys įdomiausi, atsitikimai patys įvairiausi. Tai va, bendrausim ir, nežinau, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad prenumeruojat ir pasimatysim, pasistengsim pasimatyti kuo dažniau. Manau, galėsim kitus video daryti apie natūralius pesticidus, tai yra kaip patiems namie pasidaryti atbaidančius pesticidus nuo vartinės erkės, nuo baltasparnio, nuo tripso, kaip pačiam pasigaminti, susimaišyti, kad po to nevalgyti užterštas daržovės iš savo kiemo, kad jos būtų sveikos. Tai reiškia, kaip paimti augalus, natūralius, pavyzdžiui, česnakas, pavyzdžiui, kartusis kietis ir iš jo pasidaryti natūralią priemonę, kaip atbaidyti kenkėjus. Visą šitą galėsim padaryti, galėsim tvarkyti kartu šios namikus. Ir aš laukiu mūsų tolimesnių susitikimų. O kol kas tiek.